tai atrodo labai paprasta, bet neprasta tema apie ačiū ir kokia yra viso to prasmė ir apie tą grąžą. Dėkingumas tai ne tik mandagumo apraiška, bet tai gali būti savotiška verslo strategija. Ką aš turiu omeny, tyrimai rodo, kad klientai, kurie buvo įvertinti 3 kartus dažniau grįžta ir taip pat rekomenduoja. Tai kai mes padėkojam savo kolegai, stiprinam komandą, kai padėkojam savo partneriams, ugdom jų lojalumą, o kai padėkojam klientams, tai didinam pasitikėjimą ir rekomendacijas. Kokiegi tie yra būdai, kaip padėkoti, kaip tinkamai padėkoti, tai galim įvardinti, tiesiog asmeniškas kontaktas. Skambutis, elektroninis laiškas ar atvirlaiškis, daug laiko nereikalaujantis, bet labai veiksmingas būdas. Ir kaip pavyzdys, tiesiog galite parašyti arba pasakyti, kad ačiū labai, kad pasirinkote mūsų komandą, jūsų, pavyzdžiui, projektui, mums tai daugiau negu kontraktas. Ir tai stiprina ryšį ir taip pat jūsų įvaizdį kliento atžvilgiu. Toliau taip pat galima ir naudoti verslo dovanas, nesvarbu forma, nesvarbu kaina, svarbu parodytas dėmesys. Tai ar tai būtų kažkokios smulkios verslo dovanos, sakykime, šiandien reklama, galbūt jūs kursite emociją ir sukursite kamerinėje aplinkoje gyvo garso kažkokį pasirodymą, galbūt rūšinės kokybiškos kavos iš Coffee Spells degustacijos organizuosit, o galbūt krypsitės į mūsų kelionių gūrų kiktūras ir suorganizuosite įsimintinų įspūdžių kelionę. Nesvarbu forma, svarbu dėmesys ir padėka. Ir dar labai vienas ypatingai svarbus būdas yra vieša padėka arba atsiliepimai. Tai gali būti socialiniuose tinkluose, LinkedIne, Facebook'e, Instagram'e įrašas, kažkokia oficiali ar mažiau oficiali padėka. Taip pat BNI susitikimuose mes galime dėkoti, galime rekomenduoti, turėti individualius susitikimus ir irgi taip išreikšti padėką. Ir tiesiog noriu pakviesti jūs pagalvoti, kada paskutinį kartą nuoširdžiai padėkoti klientui, kolegai ar partneriui ir priimkit šios dienos iššūkį. Tiesiog po susitikimo padarykit tą vieną veiksmą. Skambutį, laišką ar gyvą susitikimą ir pasakykite ačiū. O aš savo ruožtu noriu padėkoti irgi mūsų nariams, Tomui Mareckui, kuris savo iniciatyvą daro labai didelį darbą, kokybiškai fotografuoja ir filmuoja mūsų klubo renginius. Taip pat noriu padėkoti Valerijai Krasovskijai, kuris kiekvieną kartą paruošia mažą stand-upą ir taip pasveikina mūsų klubo narius. Ir tai yra, atrodo, labai paprastas dalykas, bet tikrai prasmingas ir tam žmogui suteikia dar daugiau motyvacijos. Tai noriu visiems padėkoti ir pasakyti, kad paprastas ačiū yra ne tik tai pigus, bet ir pelninga investicija verslo strategija. Tai ačiū Jums visiems už dėmesį.